Labas rytas, pradedame dar vieną rudens savaitę. Šiandien lapkričio 15. Tada apžvelkime pagrindinės spaudos naujienas. Savaitraštis Veidas artėjant savivaldybių rinkimams pristato mūsų šalyje veikiančių politinių partijų sąrašą ir savotišką jų prioritetą. Pasirodo, kad turime net 36 partijas, tačiau balsuodami greičiausiai galėsime rinktis tik iš 14. Rašinys partijų pelkė, neefektyvi, brangi ir drumzlina. Ir dar šiame žurnale skaitykite, nors manyta, kad butų ir biurų nuomos kainos Lietuvoje jau pasiekė dugną, prasidėjęs šildymo sezonas parodė, kad iki dugno dar toloka ir nuomos kainos toliau čiuožia žemyn. Apie tai skaitykite publikacijoje Butų nuomos rinką spaudžia pasiūla, modernių biurų paklausa. Verslo žiniose skelbiama, jog su visuomenė baigiamas derinti fizinių asmenų bankroto įstatymo projektas prasiskolinusiems piliečiams neturėtų teikti daug vilčių. Bankroto sudėlioti saugikliai leis bankrutuoti toli gražu ne kiekvienam. Bet kadangi projektui tobulinti pateikta maždaug 300 pastabų, kai kurios nuostatos gali kardinaliai keistis, pabrėžia Ūkio ministerija. Plačiau apie tai publikacijoje Nelengvas bankrotas. Respublika rašo, 10 000 šalies pirkėjų plūsta į turgus pirkti būtiniausių maisto produktų, nes tikisi sutaupyti. Juk nuo seno vyrauja nuomonė, kad turguje prekės daug pigesnės, tačiau ši nuostata pasenusi. Dabartinėje Lietuvoje turgus piniginę paplonins daug labiau nei prekybos centrai, bent jau perkant būtiniausius maisto produktus. Rašinys turguose pirkėjai ateina pralošti. Mikalojus Konstantino Čiurlionio kelionė Milane – tai pavadintas dar vienas rašinys Respublikoje. Šiandien Italijos Milano mieste atidaroma lietuvių tautos genijaus Čiurlionio tapybos darbų paroda, vyksianti iki 2011 metų vasario. Vėliau šią Čiurlionio kelionę planuojama tęsti Venecijoje ir Romoje. Lietuvos ryto priede Vartai rašoma, jog Žalgirio futbolo stadionas, kuriame futbolas jau nebežaidžiamas, ir Vilniaus koncertų ir sporto rūmai renginių nematė kelerius metus. Kas laukia šių statinių? Galbūt iš tiesų ši vieta verta žinomo lietuvių kilmės italų architekto Massimiliano Fukso rankos, nes galėtų tapti vienu įspūdingiausių ir brangiausių sostinės kvartalų. Apie tai rašinyje Miesto legendas gaivina pažadais. Kągi šiandien tiek, darbingos jums savaitės pradžios.